Sveiki, šiandien turiu Asus naujieną ZenBook 14X OLED nešiojamus kompiuterius, tad nieko nelaukdami juos ir išpakuokime. Vos tik pradarius dėžę iš karto yra juntama, kad Asus sukūrė šitą įdomaus. Kompiuteris, pagirtino dėžės dizaino dėka, pakyla vos ją atidarius, sukurdamas išskirtinę išpakavimo patirtį. Be pačio kompiuterio dėžėje rasime USB-C įkrovimo laidą, įkrovimo bloką, žinoma kaipgi be popierių ir komplektacijoje yra kompiuterio dėklas, kuris užtikrins kompiuterio saugumą kelionėse. ZenBook 14X išskiria savo itin kokybišku OLED ekranu. Plika akimi spalvos atrodo gyvybingos, o kontrastas leis pamatyti kiekvieną detalę. Aliuminį, iš kurio pagamintas kompiuterio korpusas, būdinga lengvabasė ir patvarumas čia taip pat atsispindi. Kompiuteris sveria vos 1,5 kg ir yra 16,9 mm storio. Ne tik, kad ekranas atrodo nepriekaištingai, bet jis pasižymi ir 120 Hz atkūrimo dažniu bei 0,2 ms response rate. Ir tai užtikrins, jog ekrane viskas judės lyg per sviestą. Kalbant apie vidinės specifikacijas, ZenBook 14X OLED modeliai pasižymi galingais komponentais. Modelius galima rinkti su procesoriais iki Intel Core i9-13900H ir Nvidia GeForce RTX 3050 grafinės kortos. Taip pat yra galimybė turėti 32 GB DDR operatyviosios atminties, kitaip žinomų kaip RAM, bei 1 TB SSD. Detalesnis modelių specifikacijos yra matomos šioje lentelėje. Nors kompiuteris yra minimalistinio bei šiuolaikiško dizaino, jis vis vien sutalpino ir leis prijungti įvairius prietaisus. Kadangi korpuse yra dvi Thunderbolt Type-C jungtys, pilno dydžio HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A jungtis bei audio combo jack. Taip pat šone matomos ventiliacijos angos užtikrins, kad kompiuteris veiks efektyviai, net ir ilgai dirbant ar žaidžiant. Viena iš įdomesnių inovacijų yra tai, jog kompiuterio ekranas atsilenkia netgi 180 laipsnių kampu, kuris lengvai leis dalintis informaciją su draugais ar kolegomis. Be to, kai kurie modeliai pasižymi ir liečiamu ekranu. Dar šis OLED ekranas skleidžia net 70% mažiau mėlynos šviesos nei standartiniai LCD ekranai. Ekrano viršuje taip pat matome yra Full HD kamera bei sensoriai. Tad savo informacijos saugumui bus galima naudoti veido atpažinimo funkciją. Kaip matome, kompiuteris turi ErgoSense žemo profilio klaviatūros su apšvietimu. Nors ir neturi dedikuotų skaičių klaviatūros šone, bet Asus sugebėjo ją paslėpti ErgoSense touchpad'e. Pats jutiklinis pultas yra su piršto antspaudams atspariu paviršiumi, taip pat palaiko ir multitouch funkciją. Kompiuteris galite rinktis iš dviejų pagrindinių spalvų – rašalo pilkos, kaip šis mano turimas modelis, ir smiltainio smėlio, kuriai taip pat siūlomas ir specialus plazma apdirbto keraminio aliumo modelis. Ir žinoma, nevalia pamiršti 70 Wh baterijos, kuri užtikrins, kad energijos užtektų ilgoms darbo ar žaidimų sesijoms. ZenBook 14X yra kompiuteris, kuris puikiai tiks tiek profesionalams, tiek eiliniams vartotojams. Taigi trumpai apie Asus kompiuterį būtų tiek. Šį bei kitus Asus modelius galite įsigyti mūsų puslapyje epicbox.lt ir iki greito.